reikia vartoti vitaminus, mikroelementus visą likusį gyvenimą. Ir čia aš kalbu apie kalcį, vitaminą D, kurie yra svarbus kaulų sveikatai. Iš tikrųjų, nevartojant, pradžioje gal ir nieko nejaučia, bet pokyčiai kauluose gali atsirasti maždaug po 10 metų ir tai atsiranda toks didesnė tikimybė kaulų lūžiam, tai yra labai svarbu tą suprasti ir vartoti. Ir taip pat yra geležis ir vitaminas B12, tai yra kraujo, tokiai kaip ir sveikatai, kuria prasme, kad to nevartojant gali atsirasti mažakraujystė. Tai yra, ką aš noriu pabrėžti, tie pašaliniai poveikiai gali būti valdomi vat būtent irgi pačio paciento. Kitas dar, sakykime, ką reiktų atkreipdėmėsi, tai yra poveikiai susijęs su mityba. Žmonės labai daug kalba apie tokį vadinamą dempingo sindromą. Kas tai yra? Kai suvalgius maisto, kuriame yra daugiau angliavandenių, gali atsirasti širdies plakimas, prakaitavimas, silpnumas, noras prigulti ir taip toliau. Tai tokiais atvejais irgi yra viskas valdoma tuo, kad po tų operacijų reikia labai atsargiai vartoti maistą, kuriame yra lengvai pasisavinimo angliavandenių. Bet kiti žmonės netgi po šito operacijų sako, kad šitas dempingo sindromas yra netgi teigiamas, kuria prasme, kad jie suvalgo ir jeigu jis atsiranda, jie žino, kad daugiau taip valgyti nereikėtų. Dar vienas momentas iš tų pašalinių, tai yra tulžies akmenų atsiradimas tulžies pūslėje. Ir čia nebūtinai yra susijęs su pačia operacija, kiek susijęs su greitu svorio kritimu, nes greitai krentant svoriui taip pat atsiranda pokyčiai organizme ir metabolizmo lygmenyje, padidėja tikimybė atsirasti akmeniam tulžies pūslėje. Kokia yra tikimybė? Po svorį mažinančių operacijų, kai pakankamai greitai krenta, sakykime, svoris, tai yra maždaug tarp 20–25%. Bet šiuo metu irgi jau yra mokslo įrodyta, kad vartojant tokį medikamentą, deoksicholino rūgštį, galima sumažinti šitą pašalinį poveikį net iki 3–5%. monodaktaras.lt